Žvirblio kerštas. Kitąsyk buvo pas ūkininką šuo. Kol jis buvo jaunas, tai jam buvo gerai, o kai paseno, pradėjo visi jo nebekęsti ir nebeduot ėst. Tas šuo ir iš bado vos kulnus bepavilkdamas išėjo nuo to žmogaus. Eidamas keliu susitiko žvirblį. Žvirblis klausia: kur tu eini? Einu, sako šuo, ar nerasiu kur geresnio būvio? Tas ūkininkas, kuriam tarnavau, jau nebeduoda ėsti. Žvirblis sako: eikime į miestą, aš ten tave pašersiu. Kai atėjo į miestą, parodė žvirblis šuniui vienoj, kitoj vietoj išmestų puvėsių. Šuo ir priėdė, klausė žvirblis: o ką, ar jau sotus? Jau gana sotus, pratarė šuo. Na, kad jau sotus, tai eikime už miesto pasivaikščioti. Vaikščiojo juodu, vaikščiojo, buvo šilta diena. Šuo ir sako: aš jau pailsau, norėčiau pailsėti. Na tai pasilsėk, sako žvirblis. Šuo atsigulė ant kelio ir užmigo, o žvirblis tupi ant šakos. Atvažiuoja žmogus su trejetu arklių, veža 2 statinės spirito. Žvirblis sako: žmogau, pasuk į šalį, ana šuo miega ant kelio, jei neklausysi, aš tave perplėšiu. Žmogus suniurnėjo sau po nosimi: žiūrėsiu, kaip tu mane perplėši. Rėžė arkliams po rimbą ir tiesiog per šunį pervažiavo. Šuo liko vietoje negyvas. Žvirblis sako: tu mano šunelį suvažinėjai, aš tau prapuldysiu arklius ir vežimą. Žmogus nuvažiavo toliau, o žvirblis pasivijo jį, palindo po marška, kuria buvo vežamas uždengtas, ėmė snapu kalti, išmetė kamštį ir išbėgo visa statinė spirito. Žmogus tik tada apsižiūrėjo, kai jau buvo tuščia statinė, sako: o, aš nelaimingas. Žvirblis sako: dar tos nelaimės tau nebus gana. Žvirblis užlėkė ant arklio galvos ir išdūrė snapu arkliui abi akis. Žmogus pamatė, kad žvirblis ant arklio galvos, tai kai paleido lazdą į žvirblį, žvirblis palėkė, o arklį užmušė. O nelaimingas, ką aš padariau? O žvirblis jam sako: dar tau tų nelaimių nebus gana. Pavažiavo žmogus toliau, žvirblis išleido jam į kitą statinę. Tokiu būdu žvirblis jam visą spiritą išleido ir arklius užmušė. Palikęs vežimą, žmogus pėsčias parėjo namo. Sako pačiai: taip, pačiulę bėdą turiu, spiritas išbėgo ir arkliai puolė. Kas tau per blogumą, sako pati, kad atlėkė čia koks prakeiktas paukštis su dideliais paukščių pulkais ir visus kviečius nulesė. Žmogus užsilipo ant stogo pažiūrėti į kviečius ir pamatė, kad tūkstančiai paukščių lesa kviečius, o ir tas žvirblis tarp jų. Sako: aš nelaimingas, ką tie paukščiai daro? O žvirblis jam sako: dar tau negana bus tų nelaimių, dar man ir gyvasčias užsimokėsi. Žmogelis tą dieną tiek daug nelaimių pernešęs atėjo į pirkią ir atsisėdo prie krosnies, o žvirblis atlėkęs atsitūpė palangėje ir sako: žmogau, tu man gyvasčia užsimokėsi. Žmogus pamatė žvirblį jau ant lango tupint, paleido lazdą, išmušė langą, o žvirblis įlėkė per langą į pirkią ir atsitūpė ant krosnies ir sako: žmogau, tu man gyvasčia užsimokėsi. Žmogus pagriebęs lazdą ėmė mušti žvirblį, o žvirblis tai vieną daiktą, tai kitą lekioja, o žmogus vis muša lazda ir vis nepataiko. Išdaužė jis viską, kas tik buvo pirkiai, o galų gale jam pasisekė, kad jis pagavo žvirblį. Pati sako: mušk tą bjaurybę. Vyras sako: aš jį turiu nukankinti. Ėmė jį gyvą ir prarijo. Žvirblis ėmė jam po pilvą lakstyti, iš ten atlindo gerklę į burną. Iškišęs galvą iš burnos sako: žmogau, tu man gyvasčia užsimokėsi.
Žmogus padavė pačiai lazdą ir sako: mušk tu jį. Boba kaip davė lazda, pataikė į galvą ir užmušė savo vyrą, o žvirblis išlindo iš jo burnos ir nulėkė sau.